Labas rytas. Esam dar be pusryčių. Ar kada pagalvojai, kodėl Biblija ir kodėl Jėzus, kodėl Dievas, kodėl Buda, kodėl kiti žmonės, kurie padarė stebuklus pasaulyje, bet mes esam krikščionys ir renkimės į Jėzų ir į Bibliją. Kodėl tai buvo taip ypatinga? Geras tas vyrukas atrodė Jėzus. Mirė ant kryžiaus iš meilės. Prisikėlė dėl to, kad jis buvo teisus, nes buvo tarsi su Dievu. Ir mes jį garbinam ir mylim per amžius. Amen. Tai kodėl, ar kada kas pasigilinot? Kokį tai turi ryšį su holistinė terapija? Kokį tai turi ryšį su tavim? Ar žinojai, kad Jėzus buvo laikomas apsėstu? Ar žinojai, kad jis kalbėjo tai ir matė taip, kaip niekas kitas nesuprato? Galbūt tai aš taikau kažkam, kas pasaulį mato visiškai kitaip. Ir Jėzus buvo ėjęs į dykumą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis buvo bandomas, kad jam buvo sakoma mintim ir atėjo žmonės, jam sakė, kad tu galbūt neteisus, jam sakė, kad tu sergi, jam sakė, tau reikia pagalbos, jam sakė, tu visus bandai išvesti iš kelio. Jei netiki, paskaityk Bibliją. Tai apie ką visą tai? Bet kaip šitoj nuotraukoj paveikslėlė, aš jaučiu ir tikiu ir skaitydamas suprantu, kad Jėzus buvo geras bičiukas, nes jis mylėjo Dievą labiau už save patį. Ir jis tai įrodė. Gal tu irgi myli gyvenimą, visatą arba Dievą labiau už save patį. Ir gal tu visiškai nesergi, gal tu tiesiog paskaityk Bibliją, paprašyk, kad tau jinai paaiškintų, kodėl. Galiu ir aš pasidalinti, kaip ją matau ir kodėl manau, kad tu nesergi. Bet viskas, ką aš šneku, tu turi taip pats patikrinti. Ir tai galima paaiškinti vos ne moksliškai. Taigi nenusimink, jei tau sako, kad tu esi kitoks. Nelaikyk savęs blogu, sergančiu, ligotu, o jeigu tokių laikai, širdį žinai, kad taip nėra. Ir tai žinosi amžinai.